1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 crack commandments. Wow. Антана Гаршва. Man can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack. 3 метру Ильё. Sekmadienį jis nusiplovė kojas, išsivalė dantis ir sukišęs virvę į popierinį maišelį nuėjo į paėsį. Jis pasikars tankmėje. Jo lavonas negreit bus surastas. Juodi varna išles jo akis, vargšas gimnazistas karos tankmėje ir bus neįmanoma nustatyti savižudybės priežastį. Jis juk nieko nemylėjo. Kartais ir gimnazistų sielos būna gilios kaip Šopenhauerio, kaip Dostojevskio, nuspręs kriminalinės policijos tyrinėtojai. Paėsio molio drėgmė persisunkė pro Garšvos batus ir jis drebėjo. Nuogos žilvyčių šakos braukė jo veidą, jis aiktelėjo, kai stambesnio jį užgavo spuogą. Nebuvo nei vieno storesnio medžio šioje raizgynėje. Jis pamatė šaltą ir nykų Nemuną ir šančių nameliūkščius, pataikaujančius vandenų nykumai. Jis įsitraukė iš maišelio virvę. Švarus baltumas buvo kontrastas peizažui. Mirtis gražiai, tarė Antanas Garšva pusbalsiu. Mirtis dieviška. Aš esu garbingesnis už Mucius Cevolę. Vieni niekai apdeginti ranką. Aš esu vienintelis stoikų pasiekėjas Kauno berniukų gimnazijoje. Todėl aš mirsiu, nes šitaip te galiu pasipriešinti Šopenhauerio valiai. Pagaliau Garšva susirado storesnę drebulę ir pradėjo rišti virvę prie šakos. Jis kiek drebėjo, o drebulė stovėjo tiesiai. Ir kai paruošta virvė pakibo elegantiškai, Antanas Garšva atsiklaupė šalia. Dieve, mano Dieve, aš mirštu. Kaip liūdna, aš rimtai mirštu. Antanas Garšva persižignojo, atsikėlė ir prisilaužęs šakų pakrovė jas kilpos apačioj. Tada atsistojo ant neuždegto laužo ir įkišo galvą į kilpą. Beliko šoktelti į šalį. O kad degtų šitas laužas, jis nedrebėtų, jis uostytų dūmus, jo kojos sušiltų, kaip herojiškai mirė pirmieji krikščionys. Jie pakeldavo akis į dangų. Ir Antanas Garšva pasižiūrėjo į dangų. Nejudėjo švininis debesų užtiesalas. Šoktelti į šalį. Šalta. Reikia savo kartuoti, kad labai šalta, kad reikia sušilti ir kišenėje degtukai. Dabar Garšva aiškiai pajuto degtukų dėžutę dešinėje kelnių kišenėje. Jis pajuto, kaip dėžutės briauna liečia jo šlaunį. Ir tuo pačiu metu jis vos neteko sąmonės. Atėjo baimė ir tik sekundę išgelbėjo. Reikalaujanti baimė vos neišmušė iš po kojų šakų laužą. Bet sąmonė nugalėjo širdžiai įmirtusi plakant. Antanas Garšva ištraukė galvą iš kilpos ir nušoko žemę. Jis išsiėmė iš kišenės degtukų dėžutę ir įžiebė vieną degtuką. Liepsnelė nudegino pirštų galus. Jis numetė suanglėjusi degtukėlį. Mucius Cevolė, pirmieji krikščionys, stoikai ir dievas išnyko. Jis skubiai kopė į kalną, kad greičiau pasiektų kelią. Liaudės namų kambarėlyje jis ilgai trynė rankšluosčių drėgnas kojas ir vėliau, palindęs po antklodę, vienoje rankoje laikė Pivošos skaletono rinkinį, o antroje ilgoką krokovinės dešros gabalą. Buvo jauku. Vienu metu jis prisiminė vienišą kilpą pajasį, bet tuoj pat užmiršo. Jis išmiegojo 11 valandų. 1, 2, 3, 4, 5,